nusileidęs atsitrenkė į Beilio bolidą, lenktynininko iš Belgijos. Na ir laimiai viskas pasiseka, na bent jau visas incidentas baigėsi sėkmingai tiek Tekseirai, tiek kitiems lenktynininkams. Neįtikėtinas vaizdas, iš tikrųjų labai pasisekė, kad nusileido bolidas atgal ant ratų, nes vis dėlto stogo, kaip matėte, šitie bolidai neturi ir tai yra pati pažeidžiamiausia vieta. Galime tik spėlioti, kaip galėjo baigtis šitas incidentas, bet panašu, kad viskas įvyko sėkmingai. Na ir dabar už Kazimiero Vasiliausko esantis Ibrahimas, na, pakilo, galime spėlioti, galbūt ne veltui, taip aukštai 5 pozicijomis išnaudojo galbūt kelis ir net gal 3 būstus. Vasiliauskas kalbėjo prieš šį važiavimą apie tai, kad lenktynininkai stengiasi bent jau 3 būstus išnaudoti važiavimo pradžioje ir jeigu taip yra, tuomet Ibrahimas gal ir nespaus Vasiliausko po to, kai pasitrauks saugos automobilis ir tuomet galime tikėtis, kad Vasiliauskas koncentruosis labiau į lenkimus priekį, į tai, kas vyksta priekyje, o ne tai, kaip jį spaus Ibrahimas. Na, Beilis vakar pasikarščiavo, štai Beilio bolidas pasikarščiavo vakar, kuomet vėlai stabdė važiuodamas į posūkį, rėžėsi į varžovą ir tuomet netgi matėme apsistumdė lenktynininkai tarpusavyje. Iš tikrųjų, šiandien Beilis, matome, nuvažiavo vienu posūkiu daugiau tik tai. Labai nesėkmingas. Labai prastas savaitgalis. Na, dabar, matote, saugos darbuotojai net neleidžia važiuoti pilna trasa. Na ir vakar baigiantis lenktynėms matėme net per 12 minučių nesugebėjo pašalinti bolido Maroko aptarnaujantis personalas. Belieka tikėtis, kad galbūt gavo pamoką ir viskas įvyks kur kas greičiau negu dabar. Na ir dar kartelį startas. Liko stovėti, matome už Vasiliausko buvęs Marinesku. Ibrahimas iš karto šoktelėjo į priekį. Labai prastai startavo Beilis. Beilis, matome, neranda vietos trasoje. Ir štai kas čia. Dabar matome 5 numerį, būtent jo automobilis apsivertė ore. Tekseira, štai tiesioji prieš incidentą. Na ir panašu, kad saugos automobilis jau yra pasitraukęs. Na štai dabar rodomas mums pakartojimas, kuomet apsivertė Tekseira. Gali būti, kad Tekseira iš tikrųjų pats pirmas atsitrenkė lenktynininkas iš Rusijos Afanasjevas. Būtent ne, Tekseira atsitrenkė į Afanasjevą. Na, Afanasjevui labai nesėkmingas buvo važiavimas kvalifikacijoje. Buvo ji taip pat sustabdyta dėl to, kad rusas numušė katiną trasoje, atsiradus iš niekur. Na, jau minėjome, kad trasa yra įrengta miestų gatvėse ir ten visą laiką yra labai daug šiukšlių ir kalbėjo tą ir Vasiliauskas apie tai, kad labai sunku vairuoti, purvo daug, neįmanoma jo pašalinti ir įvairiausių būna maišelių, būna šiaip pašalinių daiktų, kurie galbūt trukdo.